kepsnio kvapo. Štai mūsų svečias Mindaugas su naujais maisto gaminimo receptais. Tad kviečiame jūs į Svajonių sodų virtuvę, kuri šį kartą įsikurs Daivos ir Vytauto pavėsinėje. Maisto gaminimo kepsninių ekspertas Mindaugas šiandien padės Vytautui ir Daivai pagaminti jų paruoštą vištą, kurią jie vaišins visą mūsų komandą. Daivos vyras Vytautas paprastai pats marinuoja mėsą, ištrindamas ją įvairiomis prieskoninėmis žolelėmis, kurias randa darže. O kaip tokią vištą išsikepti čia, pavėsinėje? Specialus Mindaugo receptas – kepta rūkyta višta su bulvėmis ir lašinukais. Čia yra starteriai įdegti medžio arba kokoso briketą. Jos yra natūralios, padarinkytos iš medžio plaušo, bet neturi jokių turi ekologinį ženklą. Ir dabar įdėję groteles, mes gražiai sudedam angliukus, nes kepsim vištą, tai mes įdėsim tokia 15 angliukų, kad galėtume iškepti jūsų šaunę vištą. O specialūs čia angliukai kokie, ar tinka bet kokios anglis? Tinka bet kokios anglis, išskyrus tai, kad jie turi būti kukulės, jie turi būti presuoti. Dideliem kepsniam visą laiką rekomenduotina įpilti alaus, vyno, vandens, pavyzdžiui, su žolelėm, marinato kažkokio, kokio jūs ten vadinkim, žinom, su kokia ten vadinkim mėsa, ten su žvėriena ar su kažkuo tai. Dėl to, kad jisai tose garuose minkštėja ir mėsa ir jinai kepa, kaip pasakyti, sultingumą. Dabar baigėsi degimas, anglis pradėjo šilti, mes dedame universalią lėkštę ant viršaus, dedame groteles, kad būtų tarpas, kad niekada nepridegtų apačia, o kad mažiau šeimininkai valyti reiktų, padėsim folijos gabaliuką ir dabar įdėsim vištą į vidurį. Va tokia kaip ir yra. Pataisysim taip, kad būtų ir liktų visos sultys ir visos žolelių. Netrukus mes toliau galėsime užsiimti Daivos Rudokaitės sodybos tvarkymo darbais. Tik prieš vištai iškepant, dar įdėkime į foliją suvyniotų bulvių. Netrukus Mindaugas pateiks savo mėgstamiausią bulvių ruošimo receptą. Kaip ruošiamos bulvės? Bulves galima ruošti pagal kiekvieno skonį, bet kadangi bulvė toks dalykas, kad nemėgsta lašinukai ir truputį, kad dūmo būtų ir kad laužo šioks toks kvapas būtų, tai mes darom su rūkytais lašinukais, truputį druskytės, galima dėti ant petražolių, krapų ir viskas. Kaip sako, genialumas yra paprastume. Bulves su lašinukais suvyniojame į foliją ir maždaug po pusvalandžio dedame į kepsninę, į specialų tarpelį. Dabar šeimininkui duosim palaikyti, kad žinotų, kaip reikia kilnuoti. Čia kelimas yra va toks. Tik iš riešo ir viskas. Ir patraukit truputį į šoną ir viskas. Ir mes gražiai sudedam bulves. Čia ant to alaus, taip? Į alų nenardinam, ant kančiuko parenkam tokias bulves, kad daugiau maž būtų ant kančiuko. Ir dabar dedat šitą. Ir mūsų procesas, šakutę reikia išimti. Ir mūsų procesas baigtas. Likus maždaug pusvalandžiui iki kepimo pabaigos, Mindaugas siūlo dar paskaninti mūsų komandai skirtą patiekalą. O pabaigoje dar uždėsime truputį dūmo, kad būtų įgautų spalvą višta ir kad būtų skonis geresnis. O dūmas bus iš belgiškų alaus bačkų. Tai smulkintos buvusių alaus ar vyno statinių drožlės, kurios suteiks dūmo skonį mūsų kepiniui. Taip pat rūkinimui galima naudoti alksnio, obels ar kitas įprastas mūsų lietuviškai receptūrai drožles, kurios naudojamos mėsos ar žuvies rūkimui. Važiuokit, jokio dūmo, jokio kvapo, jokio nieko. Aš kalbu apie anglis. Ir dabar uždėjome kelias drožleles. Dedam atgal. Uždengiam šitą. Nu va, ir rūkimės. Ir dabar višta įgaus ir spalvą ir pasirūkins trupučiu. Nuo šito, konkrečiai nuo šito. Po beveik 1,5 valandos darbų vėl grįžtame į pavėsinę, kur kvapai labai maloniai kutena mūsų komandos narių uoslę. Apie 1,5 valandos mes dirbom Daivos ir Vytauto sode. Ir jūs, Mindaugai, sakėt, kad jau viskas turėtų būti iškepę ir kad mes jau galėsim pamaitinti mūsų komandą. Aš nesu tikras, bet turi šeimininkai patikrinti. Aha. Nieko neveikiant, atsitiko štai taip. Ir kiek sulčių. Geriau negu reikia. O tas spalva apskrudimo yra nuo to, ką mes uždėjom, ar ne? Ir apskrudimo nuo karščio, ir truputį nuo tų alaus bačkų dūmų. Ir labai kvepia, nerealiai. Jeigu mes padarytume dabar tokį išposą, Taip, pabandysim nuimti ją gražiai
Bet visai esmė, kad neišpiltume šito viso padažo, kadangi jis labai skanus yra. Dabar Mes dar išimsim bulvių turime. ir išimsime dabar bulves. Tu esi iškepęs? Pabandykit, irgi nežinau. O, ja, minkštus. Ir dabar galėsim kepti dar vieną jūsų patiekalą, tai yra kepsnius. Vytautas paruošė mums dar vieną kepsnį, šį kartą kiaulienos, kuris buvo ištrintas bazilikais, rozmarinais ir česnakais, kurie užaugo jo žmonos Daivos darže, ir taip marinuotas kepsnys buvo laikytas visą parą. Ir padedam, kad patikrint ar tikrai. Jo, čia- Antras gabalas, antras patiekalas Jo. mūsų iškeptų iki pat galo. Nes komanda didelį reikia visiems pavalgyti. Reikia stiprybės. Taip. Ir kaip jums toks maisto gaminimo būdas? Nu, čia nerealus. Labai lengvas. Stovėt nereikia. Nereikia malkų bėgioti į žydinį, ten žarijų vartyti, nieko, viskas paprasta. Čia tinginio grilis. Ir žinai, kad neprisivils, o pavyzdžiui, tu, kas sriubą dabar šildė, atneša prisivils jau. Nes užsikalbėjo grįžęs čia. O čia tas neatsitiks jau momentas, ar ne? Taip, neatsitiks, kadangi Kobo šūkis yra atrask šefą savyje, bet kadangi, kiek aš matau, jums nereikia jo ieškoti, jūs jau turit visus tos sugebėjimus ir gurmanų, ir gero maisto, kaip pasakyti, tikro mėgėjus, tai, o čia grilis yra suprantantiems. Toks yra irgi. Nu, žiūrėsim. Tai norėčiau aš jums šį grilį padovanoti ir kad jūs naudotumėte jį ir gamtoj, ir namuose, ir visur kitur. Pasisekė. Nu, tikrai ačiū labai. Surprizą, ačiū labai. Jau tikrai dabar kepsim ir kepsim. Va, ir šiandien aš naudosim. jūs pavaišinsiu ant jūsų grilio iškeptą mėsą. Tai dabar jau jūsų grilis. Prieš tai